Vos prieš pusmetį Neringos savivaldybei priklausančių Juodkrantės parodų namų menotyrininkė neleido pristatyti nuotraukų ciklo apie tradicinės ir netradicinės šeimas. Ji teigia, esą parodų namai sujungti su mokykla, todėl parodą gali aplankyti būrys moksleivių. Esą baimintasi jų reakcijos. Lygių galimybių kontrolierė tuomet šią menotyrininkę dėl lygių galimybių pažeidimo įspėjo. Šiandien Seime registruoti pasiūlymai, kuriais netradicinės orientacijos žmonių tarpusavio elgesio įpročiai būtų pripažįstami kaip darantis neigiamą poveikį nepilnamečiams. Visuomenė vėl susiskirstė į dvi grupės. Du gražūs vyrai stovi greta, moterų nematyti, tad net mestina, kad jie jaučia simpatiją vienas kitam. Skulptūros autorius Bronius Vyšniauskas sakė buvęs priblokštas, kad jo sukurti darbininkai palaikyti gėjais. Perkūnas, iš kur tokia idėja kilo. Ir ten stovi visos tos skulptūros aplink po dvi skulptūros. Yra irgi, tai jau aš nežinau, kitam gale du vyrai stovi. Nematyti dalykai, žinot. Negirdėti. Ir ką matė, ir svarbiausia viešumoje, koks tai dar, žodžiu, kaip sakant, homoseksualistų portretas. Visuomenė turi teisę gintis, turi. Kas jūs puola? Gyvenkit jūs su savo žmona. Bet kas jūs puola? Jų taip pat niekas nepuola. Mes leidžiam jiem nesijausti tarakonais Lietuvoje. Jie turi teisę turėti įstatymą. Gerai. Turi teisę. Iš tikrųjų kalbame, kad tradicijos keičiasi ir šeimos samprata, ir šeimos formos keičiasi. Ir dėl to prisirišti prie tos tradicinės šeimos iš tikrųjų nereikia, nes mes turim ir vergovę XIX amžiuje Amerikoje ir turėjom apskritai įvairius institutus, kurie buvo teisinami tradicijomis. Tai kodėl tada nenorima įteisinti gėjų santuokų? Kodėl? Tam tikrose valstybėse įteisinti? Taip, bet Lietuvoje. Kodėl ne? Dar netėjo jūsų laikas. nuomonė. Kodėl? Aš manau, kad mūsų visuomenė yra gana tradicinė ir įvairios apklausos padarytos rodo, kad visuomenė yra labai fobiška, homofobiška, ksenofobiška ir visokia kitokia. Ir iš tikrųjų, pasižiūrėjus netgi į Seimo narių nuomonės, matyt, kad tokie įstatymai nepraeitų. Tai aš manau, kad visuomenė reikia bręsti ir keistis. Žiniasklaida ne kaip tik visą laiką eskaluodavo tą tokį požiūrį kaip sensacijos, tai yra nuolatiniai ten tai kažkokios, reiškia... Vaizdai, kurias mes randame gėjų paradai, dažniausiai, kurias mes paradai ir kažkokie tai klubai, ir dar kažkaip tokiu būdu yra visuomenė ir nuteikiama, kad tarytum, jeigu mes jau kalbam apie gėjus arba lesbietės, tai būtinai tai yra pat vienintelė tema, apie kurią mes galime šnekėti. Žmonės, kurie susirūpinę seksu, toks yra seksualinių mažumų portretas. Tarytum, bet mes pamirštam, kad seksualinės mažumos tai yra tie patys vaikai, tai yra tos pačios vienišos motinos, tai yra senyvo amžiaus žmonės, ne visi jie yra turtingi ir neįgalūs, ir tai yra iš esmės tiek pat pažeidžiami kaip ir mes visi, plus dar prie viso šito prisideda jų diskriminacija dėl seksualinės orientacijos. Ir jeigu čia kolegos minėjo, kad štai yra įstatymai ir tarytum tuo yra išsemiama diskriminacijos tema, tai aš galiu paklausti, ar jūs žinote, kad Lietuvos įstatymai draudžia smurtą šeimoje? Taip. Jūs žinote, kokie yra mastai smurto šeimoje? Taip, kad įstatymas pats savaime negarantuoja.